ką, galim tik pasakyti, ačiū Algirdui už skaitymą vertą knygą ir klausom jaunimo dabar. Gerbėlė, iš mūsų bando pavogti pasirinkimo teisę. Pasirinkimo teisė, kaip valdysi savo valstybę, kaip ir kas kontroliuos mūsų Lietuvos žemę. Aš manau, kad tai gana iš tikrųjų laukti ir pastoviai kažko tikėtis, kad įvyks savaime. Manau, kad po truputėlį mūsų piliečiams, tautiečiams reikia daugiau imtis iniciatyvos. Ir kviečiu visus tai padaryti, perskaitydamas šį atsišaukimą. Piliečiai, Lietuvos Respublikos konstitucija trečiame straipsnyje įrašyta: tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Kas sekė įvykius, aš turėjau kuo puikiausiai matyti, kad šitokia iršto vadinama VRK kvestionuoja tautos valią 320 000 surinktų parašų. Mes drauge atlikome titanišką darbą. Nėra lengva atrasti panašios reikšmės įvykio naujųjų laikų Lietuvos istoriją. Tačiau radus piktavalių, bandančių menkinti 320 000 piliečių reikalavimą kelti referendumą. Toks požiūris ir elgesys tikrai yra nusikalstamas. Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, suvokdami Konstitucijoje įtvirtintą nuostatą, kad suverenitetas priklauso tautai, reikalaujame, jog 320 000 parašai virstų referendumu. Dabar tai priklauso nuo mūsų visų sutartinų pastangų. Dėl to kviečiame kiekvieną, tiek pasirašusi, tiek ir nepasirašusi, imtis iniciatyvos ir reikalauti, kad mūsų atstovai Seime balsuotų už referendumų paskelbimą iki gegužės 1 dienos. Referendumas privalo įvykti. Jis privalo vykti 2014 metų gegužės 1 dienos. Aš jau pasirašiau, padėjau savo parašą, kad aš visom įmanomom priemonėm siektų, kad šis referendumas įvyktų. Tikiu, kad yra salėje ir daugiau čia patriotiškai ir tautiškai nusiteikusių žmonių. Mielai lauksiu ateinančių jūsų visų parašų dėl spaudimo, teisėto spaudimo, piliečių spaudimo Seimui, jog jis pagaliau parodytų, kas yra tautos Seimas. Dėkui labai.